Aš dabar skaičiaus tiksliai neatsiminsiu, bet aš buvau vienas iki savo pasiskaičiavęs su tokia metodika, kad vidutinį atlyginimą gaunantis žmogus, tai grubiai 2000 popierėje, tai 1200 į rankas. Ir mano skaičiavimo metodika buvo skolos skaičiavimo metodika, kad taip sakoma, ne visiems tai pavyksta, ne visi tai padaro, bet taip teoretiškai imant. Kas mėnesį 10% reikia sutaupyti savo pajamų, atostogom, netikėtiems pirkimams, nelaimėm ir taip toliau. Tai 10% reikia sutaupyti per mėnesį. Tai aš buvau suskaičiavęs, kad mes jau ar 8 metam, ar 7 metam į priekį esame prasiskolinę. Čia būtent dirbančių žmonės. 1 600 000 yra dirbančių žmonių. Nes tie, kurie nedirba, tai jie nieko nedirba, kad jie gauna, tarkim, pensijas, dar kažką tai gauna, ar ne, pašalpas, bet jie patys nieko nesukuria. Tai jų jau neskaičiavau, tai dirbantis, grubiai 10 metų į priekį, jau mes esam prasiskolinę. Ir užtat viena iš mano nuostatų, negalima gyventi vaikų ir anūkų sąskaita. Jiems reiks tas skolas atiduoti. Jiems reikės atiduoti. Arba, šitam kontekste, Lenkai tvarkingai, dabar galvoju žodį, gerai, nesakysiu išprievartavo, tvarkingai mokėjo paprašyti Europos Sąjungos ir berods 70 milijardų eurų jiems nubraukė skolos. Nubraukė. Jie buvo skolingi ir tapo nebeskolingi. Tai yra įvairūs būdai skolai atiduoti, bet šita Europos Sąjunga, kuri dabar eina, jinai eina savo pražūties keliu, šita Europos Sąjunga. Bet aš tikiuosi, Europa tai mūsų bendra jinai mūsų yra. Mes Lietuva, galim sakyti, Europos centras. Su Europa mes kaip ir su Rusija, taip ir su Europa mes turim gyventi draugiškai ir gerai. Ir mano viltis ir siekis, kad visa ta Europa ir Rusija įskaitant vieningai kaip bendra šeima ir gyventumėm. Nes visi mes privalom gyventi šitoj žemėj. Ir draugiškai ir surasime būdų tada, kaip spręsti bendras problemas. Ne atskirai vien Lietuvos, bendras visų problemas globaliam kontekste. Toliau.